Labas, mano mielieji. Atsiprašau labai už tos garsus ir už tus irgi, ta prasme, gerai. Su artėjančiam šventėm jūs. Taigi tai yra RD, ta prasme, rubrika, rankdarbiai. Ir atsiprašau už tos visus garsus, čia biški yra garselė. Biškai susirgau, tai labai ilgai nefilmavau video ir štai filmuoju video. Tai artėja šventės, tokia proga reikia kažką dovanoti. O ir šiandien aš jums parodysiu, kaip padaryti dovanėlę alpiesams. Jums reikės paprasto maišelio, pas mane tai tas maišelis ten ant fono. Dovanėlės, žirklių ir lipnios juostos. Ir pradėkime. Aš išsikirpsiu savo gabalėlį nuo savo, supratote, nuo maišelio. Ir tada parodysiu, kokią man reikės, o kokią jums reikės, aš nežinau, žinot, kokio dydžio pas jūs dovanėlė. Pradėkime. Štai biškai viskas pasikeitė, man taip patogiau. Pas mane yra štai toks gabalėlis didelis. Ir dabar reikės mums dovanėlės, aš irgi turiu štai toks meškiukas. Visur žinomas meškiukas. Gerai, visur žinomas meškiukas. Tai Teddy Bear, tiesiog rožinis Teddy Bear. Dedam į ten ir aš grįžtu. Dabar mes įvyniojame tą dovanėlę į tą gabaliuką. Tada dabar viską apklijojam lipnia juosta ir viskas. Apklijavau. Taigi dabar mums reikės lapelio, gabaliuko, lapelio ir kur parašysime ką. Ir Merry Christmas! Štai, čia šitą dovanėlį yra liliai, štai, liliai. Priklijuojame prie dovanėlės. Taip pat su lipnia juosta. Štai kas mūsų rubrikoje RD išėjo dovanėlę ir ją galime dabar laimingai dėti po eglutę. Tai aš jau galiu jums pakviesti Lilę, jeigu jūs jas nepažįstamate, tai aš paslėpsiu. Va. Uždarėm. Lilė, galėtum ateik čia? Gerai. Štai čia Lilė. You okay? Yes. Ačiū ir šiandien bus du RD rubrikos, tai antra RD dalis ir čia viskas viename bus, du viename ir šioje dalyje mes darysime, pamatysite, ką mes darysime. Pradėkime. Taigi mes darysime lėkštutę iš folijos. Mums reikės folijos, žirklių, pirštų, maisto, bet ko. Tik ne garso šito. Ką, mes ne lėkštą darysime, pamatysite, arba lėkštą. Wiggle. Ką, viena dalis. Ate.